Na ką, tie, kurie tikėjote, kad Lightauto grąžins nuostolius už Volkswagen Passat, kurį pardavė kaip idealų automobilį, nors iš tikrųjų yra su atsukta rida, paslėptais defektais, suklydot. Jis mums 2 sykius pažadėjo, kad tai padarys. Jums netgi padarė video, kad tai padarė ir apgavo. Gerą dieną. Nu tai ką, kaip ir žadėjom, atvykome atsiimti Passatą. Jis iš tikrųjų mums visiems melavo. Visą tą laiką manipuliavo tą situaciją ir bando pritraukti žmonės, kurie yra patiklus, tiki pasakojimais, o ne faktais. Tai vat, dabar yra kelias tik į teismą ir į kitus jo padarytus nesąžiningus automobilių pardavimus, patikras, paieškas. Tad laukit tęsinio. Dabar tiesiog užsivertęs darbais, negaliu tiek daug dėmesio tam skirti, bet tikrai bus. Ir bus daugiau paviešinta situacijos apie patį Passatą. Man net keista, iš kur tiek pirikupų jį palaiko komentaruose. Nu, aš manau, kad ten pirikupai kas daugiau palaikys, kas adekvatus žmogus matė Skirmanto Malinausko įrašą, mano įrašus ir jo įrašus. Ir kas gali pasirinkti jo tiesą, tai tik tas, kuris arba nelogiškai masto, arba yra pirikupas ir mano, kad ją matys tokią pat dieną.